Sveiki, draugai. Aš Aurimas avantiūristas ir šiandien susitinkame 4x4 ture. Taigi, šiandien atvykome į Trakus, kur mus sukvietė organizatoriai į pasivažinėjimą. Keliausime Trakų rajone, didžiausia dalimi ne asfaltuotais keliais, pabandysime pažinti šį kraštą, pamatyti įdomių vietų ir susipažinti su tam tikrais gamtos stebuklais. Turime šiandien susirinkusi bene 14 automobilių įvairių ruošių, tai nuo Subaru iki rimčiau paruoštų bekeliai automobilių. Tai tikiu, kad bus gera diena ir stebėkite mūsų nuotykius. Taigi mes nemažai laiko praleidžiame Europoje, kitose šalise ieškome įdomių vietų, keliaujame, bet dažnu atveju pamirštame, kad gražių vietų turime ir Lietuvoje. Ir labai noriu pasidžiaugti, kad yra žmonių, kurie organizuoja turus Lietuvoje, kurie nori parodyti tas gražias vietas, pravažiuoti įspūdingais keliais. Tai šiandien esame viename iš renginių ir noriu pakalbinti šio renginio organizatorių Donatą. Tai sveikas, Donatai. Sveiki. Gal galėtum trumpai papasakoti apskritai, kuo jūs čia užsiemat, ką veikiat, kaip jūs čia keliaujat ir ką jūs mums šiandien parodysit, ko mums čia tikėtis? Taip, tai šiandien bus vykdoma ekspedicija turas, ABD turas po Trakų apylinkės, kurio metu sužinosime daugiau apie karaimus, apie karaimų gyvenimo buitį ir tradicijas. Taip pat mes renkame informaciją ne tik tais, kad tokius visokius lankytinus objektus, bet ir mažiau lankytinus. Tai važiuosime aplankyti Reivo mokyklą pačią pirmą, tai jie taip vadino Reivo mokykla, tai yra diskotekos, kurioje vietoj vykdavo pačias pirmas 1995 metais. Ir tada turėsime turą Paluknio aerodrome, kur pristatys, kaip surenkami ir išrenkami sklandytuvai ir bus organizuojama talka, tai mums ten parodys, kaip visą tai viskas vyksta. Tai ir visas maršrutas veda kaip sakai, prastesnės kokybės keliukais, pamirštais keliais. Tačiau tikrai nuo jų atsiveria patys gražiausi vaizdai Lietuvos. Ir man pačiam asmeniškai yra tekę organizuoti pravažumo turus, sakykime taip, bet niekada nekylo mintis suorganizuoti su kažkokia mintimi, kad dar papasakoti istoriją, kaip tu sakai, karaimų istoriją, ar ne, dar įtraukti kažkokius lankytinus objektus. Kaip tokia mintis kilo, kad dar papildomai dadėti tų tokių? Jo, tai iš pat pradžių buvo mūsų organizuojama orientacinės, tai viskas prasidėjo nuo COVID. Kai viskas būdavo uždarytas visos sienos, visos savivaldybės, tačiau po kurio laiko pradėjom daryti tas orientacijas, kurios yra be, kaip sakyti, tu startuoji kada nori, tai mes ir dabar vykdome šitas orientacinės, kada nori tada startuoji ir toks kaip solo adventure. Be didelio kontakto su kitais žmonėmis. Jo. O dabar šitas prasidėjo taip, kad vieną ekspediciją kažkaip tai susibūrėm, sakom, visai smagu, tada pradėjau domėtis visokius bunkerius, apleistus, tam visokius šiaip tokius netradicinius objektus, tai žmonės kažkaip domisi, atrodo visai patinka. Nu super, tikiuosi bus įdomu pamatyti ir jums, ką mes šiandien nuveiksime, o mes turbūt išklausysime susirinkimą, lipsime į automobilius ir pasinersime tyrinėti Trakų rajoną. Tai pradėjom kelionę, pirmieji kilometrai tokiu mažiau važiuojamų keliu, tai tenka ir gilesnės tokias duobės biškelį apsižerginėti, bet atrodo kol kas ganėtinai sausa, tikiuosi, kad labai daug vandens ir pelkių neturėsim,
kažkur stipriai užklimpti nelabai norėtųsi, dar norėtųsi ir namus šiandien pasiekti. Tai kiek mačiau, išstartavo berods 13 mašinų. Tai vat bandom dabar tokiais miškų keliukais po biškelį judėti iki pirmo objekto. Kol kas viskas atrodo labai gerai, tik tais va gaila, kai mašina nedažyta Raptorium. Tai va visos šakos taip skaudžiai per kėbulą eina. Įdomu bus pamatyti po mūsų pasivažinėjimo, kaip kėbulas atrodys. Tikiuosi dažyti nereikės. Ką turbūt labai svarbu paminėti ir ką reikia žinoti, kad visos šitos kelionės nevyksta mūsų pačių išgalvotais keliais. Mes neniokojam, nekuriam naujų kelių, o važiuojam kažkiek pamirštais senesniais keliais, amplitudiniais ir visada naudojame tam specialias programėlės, kad matytume, jog tai iš tikrųjų yra kelias, o ne kažkokia mūsų sugalvota žymė, kurią paskui paliksime ir turėsime problemų. Mes stengiamės gamtą išsaugoti, ją mylime, dėl to ir leidžiamės į šias keliones tam, kad geriau tą gamtą pažinti ir stengtis tuos kelius palikti kiek įmanoma tvarkingesnius. Taigi viena iš populiariausių programėlių, kurią mes mėgstame naudoti, tai yra Osmondas arba yra GeoTracking, kurie labai detaliai atvaizduoja visus esamus keliukus ar senai važiuotus keliukus. Tai pagal tokius žemėlapius mes visada ir stengiamės važiuoti, taip nekurdami naujų kelių ir stengdamėsi gamtą palikti po savęs tvarkingą. Taigi, Donatai, turbūt žiūrovams labai įdomu, mes matėme labai gražių vaizdų iš pačio rezervato. Gal galėtum šiek tiek plačiau papasakoti, kas ten buvo per vietą, matėm milžiniški plotai ir tokie visi kraštovaizdžiai, kas ten iš tikrųjų? Tai ta vieta yra Baltosios Vokės pelkynai, kurie yra dabar įtraukiami į Natura 2000, kaip sakyti, programą. Ir dabar yra vienas žmogus, kuris yra savininkas, kuris yra įleidęs ganytis bulius. Tai jų dabar mintis yra atgaivinti visas šlapžemes ir pelkes ir išlaikyti ir priveisti raudonpilvių kumučių, kurios, tai yra varlės, tokios, kurios skleidžia labai tokį įdomų garsą. Ir būtent šitų varlių, tritonų, kurie yra geltoni. Tritonas irgi kaip varlė toks, ne? Bet jisai yra būtent toksai, kad gyvena pelkėje. Tai jie dabar yra užtvenkę tam tikrus kanalus ir daro, kaip sakyti, tas vietas, kuriuose jie galėtų gyventi, jiems tinkama mikrosistema visą ir jie taip pat bando atgaivinti tą vietą, labai įdomi vieta. Dabar tokiais visokiais keliukais bandome privažiuoti privatų smėlio karjerą, kuriame yra sutarta, kad mus leistų mums pasivažinėti šiek tiek. Tai jau vieną tokį smėlėtą kalniuką įvažiavome. Kaip sakyt, mūsų mašinytė pati mažiausia, nekelta pakaba, standartinės žieminės padangos, visi su all-terrainais pakelti. Tai mes, kaip sakyt, tokie tas mažasis brolis, kuris visada bando iš paskos padaryti kažką ir įrodyti, kad irgi gali. Tai vat barom į karjerą ir pabandysim irgi kažką įrodyti. Taigi atvykome į suaugusiųjų žaidimų aikštelę
Kaip matote, jau visi rikiuojasi į eilę ir bando įveikti kalną, įveikti balas. Tai pirmoji dalis buvo edukacinė vaikams, o dabar turime tą didelę smėlio dėžę, kurios visi šiandien taip laukiam ir galim pažaisti. Va, pavyzdys Suzukis, pažiūrėkim, pavyks ar ne įvažiuoti. Jau sunkėm galą, bet yra, super. Tai va, dabar praleisime šiek tiek laiko čia, pašaudysim gražių kadrų jums, o mes lygiai taip pat bandom bandyti savo subariuką ir važinėti su savo mažuoju broliu į tuos didžiuosius kalnus. Donatas sakė, dabar turime sudėtingesnę vietą, tai mes mažyliai su mažesnėm mašinytėm laukiam ant kalno, o čia leidžiam tuos, kurie jau tikrai nori prisemti batus. Tai pažiūrėkim, kaip seksis, matau, stovi subariukas, tai įdomu, kokias pravažumo galimybės. Dėžutė ant rato. Pačio maršruto beveik pabaigoje turėjom tokį netikėtumą, kelias tokias nekaltai atrodančias balas, kuriuose turbūt daugiausia nuotykio turėjom prisidarę. Ar buvai planavęs, kad ten turėsim to nuotykio, ar taip neplaninis dalykas atsitiko? Jo, tai šitoje vietoje tai pas mus irgi, kaip visas mūsų turas vyksta, daugiausiai tarsi miško kažkokiais keliukais, kurie gali būti prastesnės kokybės arba mažiau važinėjami. Tačiau įdedame kartais tokių sudėtingesnių vietų, kur galima išbandyti savo automobilį, kaip įsivažiuoti ant purve. Ir šį kartą pasisekė taip, kad ne visiems pasisekė pravažiuoti saugiai šitą maršrutą. Tačiau viskas gerai, baigėsi, kaip sakyti, visi saugiai evakavosi, tik vienas automobilis gavo truputį kontaktą su medžiu. Matėm šiek tiek šoną pažeistą. Jo, tai va, visko nutinka, bet tikrai, manau, vykusi visa ekspedicija gavosi šiandien ir jau esam planuose, darom jau sekančią. Iš tos pirmosios turistinės dalies, kaip matom, jau virsta viskas į tą tokį tikrą nuotykį ir tikrą avantūrą. Turim sėdusi kruzaką, priekį prašaukusios Subaru ir mūsų Subaru, bet mūsų Subaru jau nutraukiam duslintuvą, užsidegė čekas, tai nežinau, ką darysim su šita bala, gal kažkaip bandysim pakraščių, tikrai tiesiai vabank nenersim, bet esmė dabar tas planas kažkokiais būdais su dviem Subariukais tą kruzaką iš tos balos ištraukti, kad galėtume visą koloną toliau judėti, tai bandom gelbėti.
su bariukui pasisekė, bet čia, žinokit, buvo naujoko sėkmė, niekaip kitaip. Reikės laiko žyvės. Надо отпустить. Kažkas šiandien su bukarai. Galvoju, smagiuos pasakai. Apibendrintai paėmus, turbūt džiaugiesi šiandienos turu. Kiek kilometrų mes pravažiavom? Plius minus skaičiavai? Jo, tai apie 100 kilometrų, užtrukome grubiai apie 7-8 valandas, tai pas mus tokios pramogas ir yra, kad net ten 2-3 valandas, bet nespėjai įsijausti, spėjai kompaniją, kaip sakyti, susibendrauti ir jau reikia važiuoti namo, o kad ilgiau pabūti, kartu papietauti, prie laužo pasidėti, pasidalinti įspūdžiais, gamtos pasižiūrėti ir jo, būtent, kad tokia kaip daryti bendruomenę, kuriem patinka tas pats gamtos tyrinėjimas, bet tuo pačiu ir leisti gamtoje laiką. Supratau, tai esmė viso turo formatas, ne kuo greičiau pralėkti, surinkti kilometrus, o ne sutaškyti, tiesiog suburti, kaip sakai, bendruomenę, kolektyvą, kurie išsiskirstytų vienas kitam paspaustų ranką kaip draugai ir sakytų, buvo cool ir susitiksim kažkur kituose renginiuose ar tavo etapuose, ne? Jo, būtent tokia mintis ir yra, kad nevažiuoti čia kažkokiu laiku arba ten sportui, nes atsiranda labai daug, kaip sakyti, kitų dalykų, kurie, ten, nežinau, greičio viršimas ir visą kitą, mes važiavome itin lėtai, nes mūsų nemažai važiavo automobilių. Tai, kad neatsiliktų kolonas, tai važiavam ganėtinai lėtai ir saugiai. Ir kartais tenka kažkur tai įvažiuoti į gilesnės vietas. Tai jeigu, pavyzdžiui, stringa žmogus kažkokiam smėlį arba karjerę, arba kažkokia kitokia kliūtė sutinka, tai mes visą laiką mielai atsiranda, kas pagelbė. Na, šitą pastebėjom, šitą matė. Nu super, ačiū Donatai, buvo žiauriai gerai ir tikiuosi dar susitiksim. Iki. Na kągi, mūsų mažasis broliukas atrodo šitaip, bet nepasivedėm, davažiavom iki finišo, emocijų turim labai gerų. Taigi šios
dienos avantūra baigta, tikiuosi jums patiko ir iki greito pasimatymo kažkur kitur, kitose avantūrose. Iki, draugai!